Sveiki, šiame filmuke parodysime, kaip pasikeisti dviračio kamerą. Mums reikės raktų komplekto, kameros klijavimo komplekto, naujos kameros bei pompos. Pirma, reikia atlaisvinti stabdžius, atkabinant troselį, kad stabdžių svirtelės netrukdytų nuimti ratą. Tam, kad nuimtumėme galinį ratą, perjungiame pavaras, kad grandinė atsidurtų ant žemiausių žvaigždžių priekyje ir gale, taip grandinė yra minimaliai įtempta. Atlaisviname greitaveržlę ir turime nuimtą ratą. Tuomet galime nuimti padangą. Jeigu padangoje yra oro, išleidžiame ją. Šiam reikalui galite pritaikyti ir bet kokį buityje randamą daiktą – rašiklį, atsuktuvą, raktą. Pasirinkame rato sekciją toliau nuo ventilio. Tada tarp padangos ir ratlankio įstatome pirmąją mentelę. Antrą mentelę įstatome maždaug per 15-20 cm nuo pirmosios ir nulenkiame jas žemyn. Dalis padangos šono turi nušokti nuo ratlankio. Toliau, traukdami mentelę aplink visą ratą, nuimame padangos šoną ir galime išimti kamerą. Norint padangą visiškai nuimti nuo rato, tai patogiausia padaryti pastačius ratą ant žemės. Tada suėmę padangą traukiame ją į šoną ir stumiame žemyn, kol nusijama. Nuėmus padangą ir prieš montuojant naują kamerą, rekomenduojama apžiūrėti padangą, ar joje nėra įstrigusių aštrių objektų, taip pat ir patį ratlankį. Pradurtą kamerą beveik visada galima nesunkiai suklijuoti pasinaudojus vienu iš taisymo klijavimo komplektų. Paprastai su jais yra pateikiama naudojimo instrukcija. Tačiau rekomenduotina naudoti naują kamerą, nes klijavimo vietoje kamera praranda elastingumą, kas iššaukia nelygumus padangoje, juolab, kad naujos kameros kaina mažai skiriasi nuo padangos remonto komplekto kainos. Įstatinėjant naują kamerą ant ratlankio pirmiausia užmaunamas vienas padangos šonas. Tai padaryti galima rankomis užstumiant šoną ant ratlankio. Tada galime į padangą įstatyti kamerą. Svarbu, kad kamera būtų pripūsta tam, kad teisingai ir tolygiai atsigultų į padangą nesusisukusi. Kamera ant ratlankio pradedama dėti nuo ventilio įstatymų į ratlankyje esančią angą. Kadangi paprastai aplink ventilį būna standesnė guma, reikia būti atidžiam, kad kamera nebūtų prispausta padangos kraštu prie ratlankio. Teisingai įstatytas ventilis turi būti statmenas ratlankiui ir nukreiptas tiesiai į rato ašį. Antrasis padangos šonas priklausomai nuo padangos gali būti montuojamas vien rankomis arba pasinaudojant mentelėmis. Montuojant rankomis procesas toks pat, kaip dedant pirmąjį šoną. Jeigu iki galo užmauti rankomis yra sunku, galima naudoti menteles. Tačiau prieš tai reikia išleisti orą iš kameros, taip sumažinant kameros pažeidimo mentelėmis tikimybę. Taip pat labai svarbu neprispausti kameros tarp padangos ir ratlankio. Priekinio rato uždėjimas yra paprastas. Tiesiog įstatykite rato ašį ir užveržkite. Greitaveržlės virtis turi būti kairėje pusėje. Galinis ratas įstatomas prieš tai uždedant grandinę ant mažiausių žvaigždžių priekyje bei gale. Teisingai užveržti greitaveržlę galima pastačius užveržimo svirtį lygiai grečiai su rato ašimi ir dešinėje pusėje esančią veržlę sukant pirštais, kol tai daryti pasidaro sunku. Tuomet užlenkti svirtį. Taip greitaveržlė bus nei per laisva, nei per stipriai užveržta. Belieka tinkamai pripūsti padangą. Informaciją apie rekomenduojamą slėgį jūsų padangose galite rasti ant pačios padangos. Nepripūstų padangų šeimininkams gresia greitas padangų dėvėjimasis, nemenka padangos pradurimo tikimybė, prastas sukibimas bei nekokia dviračio kontrolė. Rūpinkite savo dviračiu. Smagaus pasivažinėjimo!